Mano draugams ir mokiniams atrodo, kad iš prigimties aš esu gabi kalboms ir tapau užsienio kalbų lingvistė, nes tiesiog turiu kažkokiu ypatingu talentu. Bet tai netiesa. Rusų ir lietuvių kalbas aš moku nuo mažens, bet anglų kalbą aš kaliau mokykloje. Tik įstojusi į lingvistikos studijas aš pradėjau matyti kalbos mokslą kitų kampų. Struktūriškai analizuodama kalbas, aš perpratau jų logiką ir toks požiūris padėjo man jas išmokti. Pavyzdžiui, žinodama, kad švedų kalba yra gimininga anglų kalbai, nes jos istoriškai abi priklauso germanų kalbų grupiai, aš nesunkiai supratau švedų kalbos gramatiką. Kalbų palyginimas padeda surasti įdomių panašumų, todėl kai kuriuos žodžius galima išmokti labai greitai. Ar jūs, pavyzdžiui, žinojote, kad visos šios 4 kalbos yra kilusios iš bendros indoeuropiečių prokalbės? Palyginkime, pavyzdžiui, skaitvardį 2 4 kalbose. Ar pamatysite panašumus? Lietuviškai 2, rusiškai 2, angliškai 2, švediškai 2. Arba kiti pavyzdžiai. Brolis, brat. Brother, bror. Vanduo, vada. Water, vatten. Like if you didn't know this.